Tos problemos, kurios su žmonių sveikata, su vaikų sveikata blogėjančia, tai aš manau, kad tikrai sporto universitetas šioje srityje tikrai turėtų labai daug darbo. Tai tikrai norėtųsi, kad bent jau sporto mokslas egzistuotų Lietuvoje. Sporto universitetas vis dėlto atlieka labai didelę funkciją ir daro tikrai daug švietimo srityje, galbūt skatinimo. Ir manau, kad apskritai sveikai gyvenanti visuomenė, sportiška visuomenė yra tiesiog raktas į visą mūsų bendruomenės gerovę. Sporto universitetas turi savo programą ir žino toliau, ką reikia veikti. Jie puikiai viską supranta, kadangi yra jau patirtis, jau viskas yra išmokta, viskas yra praeita ir žino, kaip toliau eiti ir ką toliau daryti ir kaip pakelti šitą darbą į aukštesnę pakopą. Ir dabar toks iš karto autonomijos netekimas, nebe šeimininkas esi, kažkur tave priglaudžia, duos, skaitau, labai neigiamą rezultatą. Mes turime olimpinius čempionus, kurie laimėjo 4 olimpinius aukso medalius. Tai, kad galėtų tokius rezultatus pasiekti, tai reikalingi geri specialistai. O tie geri specialistai, būtent, kurie yra parengę mano įvardintus pasiekimus, tai būtent yra studijavę ir baigę Lietuvos sporto universitetą. Aš kaip sportininkė, tai rezultatų gerų pasiekiau prižiūrimą šaunių trenerių. Tai visų pirma, mano pačios supratimas, kas tai yra sportas ir kaip visą tai atrodo iš vidaus. Tai manau, universitetas buvo labai šaunus, supažindinamas su visą tai, kas vyksta organizme, kaip tu sportuoji ir kokie yra būdai pasiekti aukštų rezultatų. Iš tiesų neįsivaizduoju, jeigu mano treneris nebūtų baigęs šio universiteto, kai viskas būtų pasisukę, nes jisai visą laiką pritaiko naujausias technologijas, jisai stengiasi mane tobulinti, ne tik jisai turi žinoti, ką jisai daro, kuo viskas yra paremta mokslu ir jisai visą laiką domisi tuo ir aš manau, kad tai yra labai geras dalykas. Trūksta gero meistriškumo aukšto lygio trenerio, kuris tikrai daug turi žinių, kuris galėtų perteikti ir jeigu mes naikinsim sporto universitetus, tai turėsim tikrai didžiulę problemą ateityje ir sakyčiau, to tikrai negali įvykti ir mes negalim to leisti. Valstybės sportas visą laiką nėra įvertintas pakankamai, ypač Lietuvoje, ir jeigu mes šnekame apie validaciją sporto arba iškelimo jo tokio į tą visuomenę reikšmę, kokia jinai turėtų būti, tai manau, kad taip tai atsitikus klausimo, ar turi būti atskiras universitetas sporto ar ne, tikrai jo neliktų. Tai va čia turim tokią didesnę valstybinę problemą.